Sveiki gyvi, gerbiami mūsų kanalo klausytojai. Vėl čia grįžtam pas jūs su laida Žaizdras ir su jumis kalbu aš, Kristoferis Voiška, ir tradiciškai su manim draugas, kolega Anatolij Goriškin. Sveiks, Anatolij. Sveiki, klausytojai. Taip, tai šiandienos laidoj mes norim pakalbėti klausimų apie tai, kaip žmonės tampa robotais. Tokia yra antraštė, toks yra pavadinimas šitos laidos. Ir čia, ne visai tiesioginė, galim skaityti perkeltinę prasme. Tai perkeltinė prasme robotais. Ja. Yra skirtingi autoriai, skirtingos interpretacijos šito dalyko yra, kas kalba apie biorobotus. Bet mes atskleisime, visą šitą temą. Mes pateiksime tam tikrą jos interpretaciją. Grubiai šnekant, čia yra problema, kaip per masinės informacijos ar dezinformacijos, sakykime, priemonės ir šiuolaikinę masinę vartotojišką kultūrą didelė dalis žmonių neturi savo nuomonės. Nors jie gali būti šventai gali būti. Ne tik per vartotojišką kultūrą, Kristoferį, bet ir dėl įsilavinimo nuosmukį, klausyk. Čia irgi turėtumėm paliesti. Čia dar atskira tema būtų, bet leis baigti formuluoti temą pačią. Tai kaip žmonės per šitą atmosferą, sakykime, psichologinę, informacinę, dvasinę, kaip jie mano, kad turi savo nuomonę ir labai net šventai įstikinę, bet realiai neturi tos nuomonės. Ir koks yra, sakykime, manipulacijos sąmonė mechanizmas tam tikras. Ir ši laida susidės iš dviejų tokių blokų. Tai pirmas būtų aptarimas pačio dalyko, pačio reiškinio, sakykime, per tokią teoretinę prizmę, o antroji dalis būtų tokia praktinė. Pakalbėti, kaip tai pasireiškia gyvenime ir kaip galima bandyti tam atsispirt, kaip galima bandyti tam pasipriešinti. Bent pirma dalis tai bus tokia, kad aš vėlgi kaip tokį laisvos formos pranešimą darysiu, Anatolijus mane stabdys, ten komentuos, gal pildys, gal ginčysis. Toliau bus iš vis laisvas toks pašnekesys. Kaip visada, Kristoferį, tu dėstysi, o aš tave pertraukinėsiu. Vienas klausytojas net komentarą parašė, kad man reikia išmokti kažkaip. Tai daryti subtiliau ir net pertraukinėti ir dirbti ant klausytojo, sakykim taip, bet aš vis dėlto manau, kad čia mūsų laida tokio formato, pokalbio, draugiško, ir aš sau leidžiu įsiterpti bet kada. Jeigu kam nepatinka, iš tikrųjų, nežinau. Iš esmės, aš palaikau tave, todėl, kad, visų pirma, tai jeigu manęs nieks nestabdys, aš galiu ir pats nesusivaldyti. Tai būtų pirma, antra, kaip pasakyti, čia pokalbių turi būti laida, ne tik mano monologų. Vienu žodžiu, šiaip ar taip mes čia, kaip pasakyti, įgydami patirties, manau, sugebėsim tobulinti visą šitą dalyką. Tai vienu žodžiu, tau leidus pereisiu prie medžiagos. Prie preambulės ir pradėk, Kristoferį. Jo. Gerai, tai pats reiškinys, pats dalykas. Tai pradėkim nuo pradžios. Aš nesenai perskaičiau 3 kartą gyvenime šiaip tokią knygutę. Vadinasi, Pabėgimas iš laisvės. Autorius Erichas Fromas. Čia lietuviškai Pabėgimas iš laisvės, originalas tai Escape from Freedom angliškai. Išleista 1941 metais pirmą kartą. Su šia knyga aš pirmąsyk susipažinau, man atrodo, 2013 metais. Ėjau universitetan ir dėstytoja buvo tokia labai protinga ir faina moteriškė, garbaus amžiaus. Dabar ji nebedirba universitete, bet žodžiu, turėjom tokį kaip
politologijos ar ko tokį įvadą. Ir jinai studentam davė šitą knygą skaityti. Pirmas kartas, kai skaičiau. Po to dar savarankiškai, ir trečią kartą vėl, aš čia savarankiškai ėmiau pasiskaičiau. Tai, kad kalbėt apie šitą, kaip žmonės daromi robotai, nes čia, jeigu ką, yra aprašoma šitoj knygoj, tai trumpai noriu bendrą kontekstą suteikti. Tai Erichas Fromas, kas čia toksai? Čia 20 amžiaus buvo toksai mąstytojas, šiaip jis psichologas, psichoanalitikas, kai kas jį vadina neofreudistu, bet iš esmės jis daug kur rėmėsi Freudu, bet jo požiūris kitoks. Jisai, skirtingai nei Freudas, psichologijos nesuveda vien į seksualinį, sakykime, arba destruktyvų instinktą, o siekia aiškinti gyvenimą taip visapusiškai. Tai yra, jis ima kartu kaip vieningą visumą ir psichologiją, ir sociologiją, ir politiką. Kitaip tariant, jis laikosi požiūrio, kad ir atskiro asmens psichika, ir socialinė, ekonominė visuomenė struktūra, ir politinė sistema, ir dvasinė kultūra, viskas yra tarpusavyje surišta. Todėl jisai jungia savo tam tikrą filosofiją, psichoanalizę ir marksizmą vieningon visumon. Ir jisai žydas buvo, gimęs ir užaugęs Vokietijoje 20 amžiaus pirmoji pusėje ir buvo vienas iš atstovų taip vadinamos Frankfurto mokyklos. Čia yra labai, kaip pasakyti, prieštaringai vertinamas čia toks darinys, bet jo esmė kokia buvo. Tai socialinių tyrimų toks institutas, skaitomas tokios kaip neomarksistinės pakraipos, kuris veikia, kaip nurodo pavadinimas, Frankfurto mieste ir veikia tol, kol tapo aišku, kad šaly įsigalės nacizmas, nemaža dalis Frankfurto mokyklos tų veikėjų beje ir buvo žydai, ir žymi jų dalis pabėgo ir pats institutas persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas. Ten pat išvyko ir Fromas, didelę dalį gyvenimo jis praleido ten, paskui jam Amerika nelabai patiko, jis vėliau išsikėlė ir baigė savo gyvenimą Šveicarijoje. Bet būtent knyga Pabėgimas iš laisvės, tai ji parašyta vykstant Antrajam pasauliniam karui. Ir apie ką ta knyga? Pabėgimas iš laisvės. Tai jeigu labai trumpai pasakius, tai yra knyga, kuri nagrinėja tokią problemą, kad moderniajame pasaulyje, tai yra pasaulyje, kuriame įsigalėjo vadinama pilietinė visuomenė, teisinė valstybė, rinkos ekonomika, žmogaus teisės ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, buržuazinėme kapitalistinėme pasaulyje atrodytų žmonės išlaisvinti nuo luominės sanklodos, nuo karalių, ponų valdžios, formaliai lygus visi prieš įstatymą. Ir dalis visuomenės netgi gali ir iš tikrųjų save realizuoti. Mokytis reiškia siekti karjeros, užsiimti kūrybą kokią, kam patinka biznių, taip toliau panašiai. Bet kad kažkodėl daugelis žmonių, tiksliau ne daugelis žmonių, bet žmogus šitoje visuomenėje apskritai jaučiasi vienišas, jaučiasi izoliuotas, nereikalingas, svetimas aplinkai, gyvenimui ir savo pačiam, ir kad daugelis žmonių net laikydami šito, jie verčiau iš vis atsisako laisvės, tai yra galimybė spręsti ir būti savo laikimo šeimininkais. Ir jie tąją laisvę atiduoda kam nors kitam. Ir jis čia pagrindė tyrinėja fašizmo ir nacizmo fenomeną. Kaip ir kodėl taip įvyko, kad civilizuotoje vakarų Europoje ir dargi Vokietijoje, kur atrodytų tokia išsilavinus aukštos kultūros šalis, ten ėmė ir Hitleris atėjo į valdžią ir prasidėjo tokie
sakykime, neįtin garbingi, neįtin padorus reikalai. Ir kaip čia įvyko, kad kritinė masė pačių vokiečių su entuzijazmu tai palaiko. Va, ir jis nagrinėja toje knygoje skirtingus mechanizmus pabėgimo iš laisvės. Tai, pabėgimas iš laisvės performuluoju, kad būtų aiškiai suprantama. Tai yra, tau duota laisvė nuo apribojimų visokių, nuo ten religijos, nuo ten karalių, nuo ten luomo kokio ir panašiai. Bet tau sunku susigyventi su ta laisvė, nes tu nežinai, kur ją panaudoti. Tai tu geriau tą laisvę atiduosi kažkam, kas galingesnis už tave. Ir jis nagrinėja 3 to pabėgimo mechanizmus. Įvardina juos kaip autoritarizmą, 1, destruktyvumą, 2 ir automatinį ar automatizuotą konformizmą, 3. Tai autoritarizmas, ir destruktyvumas, pirmi 2, tai čia ir būtų labiau siejamas su fašizmo, nacizmo problematika. Tai, autoritarizmas, grubiai šnekant, kad nepatenkintas žmogus, sakykime, paprastai miesčionis, iš tokios vadinamos vidurinės klasės, smulkia buržuazinės aplinkos, jis jaučiasi nuskriaustas, nepatenkintas, bet jis vaizduoja, kad yra labai ypatingas, pasirodo vadukas galingas, tas suformuoja griežtą sistemą, griežtą tvarką ir tu aklai paklusi tam vadukui, jam bučiuosi batus, bet tuo pačiu sadistiškai skriausi tuos, kurie žemiau už tave, kurie silpnesni už tave. Tuo atveju tai tie patys žydai galėtų būti, tai čigonai kokie galėtų būti, ar politiniai oponentai režimo ir panašiai. Ir tu jausies stiprus ir reikšmingas, tu priklausai išrinktai rasiai. Čia aišku nebūtinai nacizmo apsiriboja, tai gali pasireikšti su bažnyčia, tai gali pasireikšti su politiniam partijom ir kairiosiam, dešiniosiam, liberaliom, ten socialistiniam. Čia visur, tai neapsiriboja fašizmu, nacizmu, bet nacizmas, fašizmas, tai kur tai yra pamatas psichologinis. Destruktyvumas, tai kai šitas mechanizmas perauga į norą naikinti ir žudyti arba kitus, arba save patį nusižudyti. O tai, apie ką mes kalbėsim, tai yra 3. Automatinis, tas automatizuotas konformizmas. Tam yra atskiras skirsnis toje knygoje. Ir paskiau yra į pabaigą knygos ištisas skyrius apie laisvę ir demokratiją. Ir ten Fromas analizuoja, kaip per tą automatizuotą konformizmą, automatinį konformizmą, kaip ir kodėl ta laisvė ir demokratija tampa fikcija, tik tuščia iškaba be jokio realaus turinio. Sakyk, Anatolijau, čia suprantama, ką aš dėstau, ar gal neaiškiai, gal per greitai kalbu? Kalbėk, Kristoferė. Gerai. Dėstai gerai. Tu kaip dėstytojas dėstai gerai. Tai ačiū Dievui. Iš tikrųjų, tiem, kam įdomu, tie inti pagauna. Iš tikrųjų, kam neįdomu, jau atsijungiu seniai. Tai tvarkoj. Čia tik pasitikrinu save. Ir, tarp kitko, gerbiami klausytojai, pridėsime prie video aprašymo nuorodas į resursus, kur galėsit šią knygą rasti tiek angliškai originalę, tiek rusiškam vertime ir dar rusų kalba audio knygą. Įdėsim čia, savo nuožiūrą, žiūrėkit. O šiaip galima iš bibliotekų pasiskolinti lietuvišką vertimą, jeigu ką. Erichas Fromas, Pabėgimas iš laisvės. Tai dabar, automatizuotas konformizmas, konkrečiai pakalbėkime apie tai, nes čia ir bus, kaip žmogus tampa robotu. Tai čia Fromas šitą dalyką pastebi jau toje Amerikoje, kurią jis atvažiuoja, gyvena. Turėkime omeny, tada buvo radijas, jau buvo laikraščiai, masinė žiniasklaida, bet nebuvo išplitę dar tarp visų žmonių ten televizoriai, panašiai. Jokių internetų jo labiau nebuvo.
bet jau buvo užuomazgos, kaip pasakyti, to, ką kiti socialinių mokslo atstovai įvardino kaip kultūros industrija, sakykime, mass media, mass kultūra, masinė kultūra toje vadinama, kuri yra formuojama tam tikrų viešųjų ryšių, PR, reklamos, reiškia, komercinių agentūrų ir tada iš viršaus nuleidžiama per žiniasklaidą ir masiškai tiražuojama, masiškai štampuojama. Lyg iš automato, kad šaudytum kulkas, ar lyg iš konvejerio, kad štampuotum vis naujus ir naujus produktus, sakykime. Tai kaip šitas reiškinys atrodo? Grubiai šnekant, tu turi visuomenę, kurioje iš tiesų formaliai visi prieš įstatymą piliečiai lygus, jie gyvena tos rinkos ekonomikos sąlygomis, vieni natūraliai yra turtingesni, kiti skurdesni, vieniem priklauso, kaip klasikai sakytų, gamybos priemonės, kiti vieni tarp to balansuoja, kaip ant savęs dirba, kiti turi parduoti savo fizinę arba protinę darbo jėgą. Ir tu esi auklėjamas su tokia potekste, kad štai visi yra laisvi, tu čia gyveni laisvoj visuomeniai, supranti, visi yra labai unikalūs, labai įdomus, labai gražus ir kiekvienas turi savo nuomonę. Ir tokio dalyko kaip objektyvi tiesa iš vis nelabai yra, tiesiog yra kaip kam atrodo. Ir čia yra nuostabu, kad pas mus yra laisvė tiesiog apie visą tai diskutuoti ir kiekvienas gali turėti reiškia savo nuomonę. Ir kad realiai kas vyksta, tai Fromas duoda palyginimą. Sako, įsivaizduokite žmogų A ir žmogų B. Žmogus A yra hipnotizuojamas, o žmogus B jį hipnotizuoja. Ir žmogus B užhipnotizuoja žmogų A, tarkime, kad jis, čia jeigu ką, aš necituoju, aš čia biški perfrazuoju, savai žodžiais perpasakoju, esmė sutaps ten pateikimas biški kitoks, bet žodžiu, žmogus B įteiks žmogui A, kad žmogus A turi dabar išeiti lauką, vaikščioti su triusikais ant galvos, tarkime. Ir žmogus A visiškai neatsimins to, kad jis buvo hipnotizuojamas. Ir kai jis sutiks, tarkim, ant gatvės žmogų C, sakys, ką tu darai, kodėl tu su triusikais ant galvos. Tas sakys, tai čia man patinka taip, čia mano nuomonė, čia mano stilius toks, žinai, čia mano toks gyvenimo būdas ir jis šventai įsitikinęs tai sakys. Ir jis net nebeatsimins, kad jį užhipnotizavo žmogus B. Jis tai, ką jam kaip programą instaliavo žmogus B, laikys savo nuomonę. Aš šitą pateiksiu antrą pavyzdį, kur aš tiksliau atsimenu iš knygos ir jis geriau gal perteiks esmę. Sako, įsivaizduokime, kad prie upės ar ten ežero kažkokio yra 3 žmonės. Yra žvejas ir yra 2 vasarotojai. Tu prieini prie kiekvieno iš jų ir klausi, koks bus oras dabar. Visi jie pasižiūri orų prognozę. Pasiklauso, pasiskaito orų prognozę per žiniasklaidą. Bet žvejas remiasi ne tik orų prognozę, žvejas pats žvejoja ir pats būna daug gamtoj, todėl jis tokia liaudės išmintim vadovausis ir savo stebėjimais prognozuodamas. Tai įsivaizduokim, žvejas pasakys, žinai, per radiją sakė, kad bus taip ir taip, bet man atrodo, kad gali būti taip ir taip ir taip. Kai bus, žinai, pagyvensi, pamatys. Tai šiuo atveju, nepriklausomai nuo to, jis teisus, neteisus ir kaip ten bebūtų, bet jis iš tikrųjų turi savo nuomonę. Ji gali būti teisinga, gali būti klaidinga, bet tai yra jo nuomonė, ji yra kažkuo tai pagrįsta ir jis bent jau mąsto savarankiškai, gali skaityti. Ir tada yra 2 vasarotojai. Vienas iš vasarotojų,
kai užduosi klausimą, tai kokie bus orai rytoj, sakys, tai aš klausiausi radiją ir per radiją sakė, kad bus taip, kad orų prognozė tokia. Kaip iš tikrųjų bus, nu aš nežinau, bet orų prognozė sakė taip. Nu ir pagaliau trečias žmogus, tai antrasis iš tų dviejų vasarotojų, kai jo paklausi, tai koks bus oras rytoj, jis ima ir jis tau kategoriškai pasako, rytoj oras bus vat būtent toks va ir va toks. Ir jis ką daro? Jis tai sako tokiu tonu ir tai pateikdamas, kad pabrėžtų, kad čia yra jo žinios, jo nuomonė, jo matymas reiškia. Bet realiai jis tiesiog žodis į žodį atkartojo tai, ką pasakė per radiją orų prognozę. Bet jam yra labai svarbu, kad skaitytųsi, kad čia vat jo nuomonė, kad čia jis mąsto. Nors jis realiai visiškai nemąsto. Na ir vat... Jisai ir negali mąstyti, jisai neturi priemonių analizuoti. Jisai tiesiog perduoda tą informaciją, kuriai jam buvo pateikta. Taip, visiškai teisingai. Ir esmė, kad jis tai perteikia laikydamas savo ir taip su įsitikinimu, agresyviai tai laikydamas savo. Taip, nes buvo šaltinis patikimas, buvo kažkoks meteorologijos centras. Papasakosiu gal tokį anekdotą, gal ne į temą, žinai. Davai. Kai ateina čiukčia pas geologą ir su tokia pagarba klausia pas geologą, klausyk, sako geologė, kokia šiemet bus žiema, kam man ruoštis. Geologas, būdamas paprastas žmogus, iš tikrųjų, iš kur jisai žino, kokia ta žiema bus, bet galvoja taip, jeigu pasakysiu čiukčiai, kad bus žiema švelni žiema, tai čiukčia tada nesukaups tų malkų ir jam neužteks ten šildytis, gali sušalti. Bet nieko, sako, blogo nebus, jeigu pasakysiu, kad bus šalta. Tegu jisai ruošiasi šaltai žiemą. O kaip ten bus, tai bus. Sako, o čiukčia bus šalta žiema. Nu, čiukčia padėkoja jam, kaip baltam žmogui, žinai, už tokį patarimą ir išėjo. O geologas vaikšto, toksai galvoja, nu, kokiagi iš tikrųjų žiema bus, sumelavau aš tam čiukčiai ar ne. Ir nueina pas sinoptikus, žinai, į tą meteorologinį centrą, ten kažkur ten šalia buvo. Ir pas tos meteorologus. Atėjo ir klausė, reiškia, sakykit man, sako, kokiagi bus šiemet ta žiema. Ir tie sinoptikai sako, be abejo, klausyk, šalta bus, žiauriai šalta. Sako, o kaip, iš kur jūs žinot? Sako, pažiūrėk, čiukčiak, sako, kiek malkų krauna, sako, paliubomų šalta bus. Va tai va, čia esmė anekdoto tame, kad nėra iš tikrųjų tos objektyvios tiesos, o kiekvienas žiūri į kiekvieną. Kiekvienas nori atsakomybę nurašyti kitam. Taip. Gera iliustracija. Tai važiuojant toliau, žodžiu, Fromas pateikia tokį palyginimą ir jis nori pasakyti ką? Jis nori pasakyti, kad kritinė masė gyventojų, tokios vadinamas demokratinės visuomenės, jie realiai yra kaip, kaip šitie pavyzdžiai. Kaip tas trečiasis vasarotojas, sakykime. Jie savo minčių neturi, jiem įkišamas svetimus, bet jie laiko jas savomis ir jie labai taip susireikšminė iš tikrųjų ir jie galvoja, kad jie čia labai individualūs, labai unikalūs ir panašiai. Realiai tiesiog jų mintis suformuoja toj žiniasklaidai. Ir tai nėra ilgaamžis senas reiškinys, tai išimtinai 20 amžiuje atsiranda ir iki šiandienos yra vis šlifuojama, vis tobulinama, nes paprasčiausiai neegzistavo taip vadinamų masinės informacijos priemonių tokiam pavidale, kaip dabar yra, ar kaip tada buvo. Ir
sakykime, čia būtų atskira tema iš šioje laidoje, tai bandykime nesivelt, bet principė galima kalbėti apie tai, kad tradiciniam sociume ir ypatingai tradiciniam, tai iki kapitalistiniam, iki buržuaziniam sociume, ypatingai ir apskritai iki 20 amžiaus, galim sakyti, egzistavo informacijos deficitas ar informacinis badas. Tuo tarpu, išsivystant masiniai žiniasklaidai ir ypač viešųjų ryšių arba taip vadinamo PR-o, nuo angliško public relations, industrijai, tai atsiranda informacijos perteklius. To informacija yra kuriama ir ji yra tiražuojama, platinama iš tam tikrų privačiuose rankose pagrinde esančių centrų, kur, aišku, aptarnauja atitinkamus interesus, sakykime, klasinius, politinius. Ir kurie net ne tik, kad politiškai manipuliuoja žmonėmis, bet kurie ima pačią kultūrą, švietimą, išsilavinimą, muziką, meną, literatūrą, kinematografiją, viską ir suprimityvina iki pačio paprasčiausio lygio, kad būtų tiesiog lengva tai parduoti. Kad tai būtų prieinama, prieinama plačiai visuomeniai, daugumai žmonių. Bet nieko iš jų nereikalauja. Tas informacinis badas, tai iš tikrųjų nebuvo tai blogai. Tai skatino žmonių kritinį mąstymą ir kažkokią tai asmeninę atsakomybę už savo veiksmus ir savo gyvenimą. O kai atsirado ta mass media, taip vadinama, tai viskas, žmonėm pateikiama informacija tokiu paprastu būdu, kuri lengvai virškinama ir kuri iš tikrųjų užima visą protą. Ir kam toliau mąstyti, kam kažką analizuoti, tau pateikta informacija ir tu ją priimi. Iš tikrųjų, iš radio, kaip tada buvo, kai tik tai atsirado tos masinės informacijos priemonės. Kas iš tikrųjų abejojo, kas ten buvo sakoma, čiagi per radio pasakyta, kaip mes galim abejoti, čiagi nieko sau čia. Ir iš tikrųjų tas išliko. Išliko iki šiol. Ir būtent apie įsilavinimo, būtent nuosmukį, kai aš užsiminiau pačioj pradžioj, kad niekas nemokino žmonių mąstyti, analizuoti savarankiškai kažką. Tiesiog tau pateikiama informacija ir tu ją priimi, už gryną pinigą. Kaip dabar, rusai yra blogi. Blogi rusai visi, iki vieno ir tiek. Galima net visus vadinti ruskiais, žinai, taip. Ir ką daro Lietuvos visuomenė? Priima tą. Tai čia šiaip vertėtų ateityje apie šitą informacijos ir bado ir informacijos pertekliaus problematiką padaryti atskirą laidą, bet čia tiesiog apsiribokim tuo, kad jeigu, tarkime, 19 amžiui paprastas žmogus buvo tamsus, tai jis žinojo, jis suvokdavo savo tamsumo faktą ir tie, kurie ambicingesni, aktyvesni, jie verždavosi į šviesą ir tai reikšdavo mokslą ir pažinti su aukštąja kultūra. Kas aišku reikalauja didelio darbo ir pastangų. Tuo tarpu šiuolaikinis, vadinamas žmogus iš liaudies, jis gali būti lygiai taip pat ir paprastai būna lygiai taip pat tamsus, bet jis moka skaityti, rašyti. Ir jis įsivaizduoja, kad jis yra šviesus labai ir išsilavinimis ir viską ten žino ir supranta, dėl to, kad jis gauna labai daug informacijos, bet bėda, kad iš tos informacijos, kurios yra perteklius, ten milžiniškas procentas yra visiškai beje nepriklausomai nuo politinės ideologinės pakraipos, bet tiesiog pagal kokybę, dalykinių požiūrių, tai yra visiškas šlamštas, o dažnai netgi tiesiog proto ir dvasios nuodai. Ir jisai nesugeba atfiltruoti.
Ir tai yra labai galingas ginklas manipuliuojant visuomenę. Nu ir vat Fromas taip ir aprašo. Leiks, kad aš įsiterpsiu ir Mhm. pabandysiu paaiškinti, kodėl taip vyksta. Nes tais laikais, kai dar buvo, kaip tu pasakei, informacinis badas, nebuvo tokių masinės informacijos priemonių, bet kokia informacija, kurią žmogus valdė, nuo tos informacijos tiesiogiai priklausė žmogaus gyvenimas. Jisai tiesiogiai priklausė. Kaip jisai gyvens, kaip jisai išlaikys savo šeimą, kaip jisai, kaip tas čiukčia peržiemos ar neperžiemos, pergyvens tą žiemą. Ir visa informacija buvo naudinga. O šiais laikais, kai praktiškai visas gyvenimas yra aprūpintas daugumoj, ar tu klausysi tų mass-medijų, ar neklausysi, tu vis tiek išgyvensi. O ta informacija teikiama, kuri per tą masinę žiniasklaidos tą sistemą, jinai tiesiog sukurta tam, kad formuoti tavo nuomonę. Kad tu turėtum savo kažkokį tai išskirtinę nuomonę. O tas tavo nuomonės, tavo gyvenimas materialus, jisai faktiškai nepriklauso. Bet kuo garsiau, kuo plačiau pateikiama ta informacija, taip ir formuojama tavo visuomeninė nuomonė. Nuo kurios iš tikrųjų, kaip aš dar pasikartosiu, niekas nepriklauso. Bet tai yra kaip mados ar dar kažko, kaip dauguma masto. Taip ir aš galvosiu. Kas yra gėris, kas yra blogis. Ir žmogaus gyvenimo, tai šiuo metu, šitoj tokioj trumpalaikėj perspektyvoje nieko nekeičia. Tiek, ko norėjau įsiterpti. Taip, tai, žodžiu, tiesos kabutėse kriterijum tampa ne argumentai ir faktai, o ką visi galvoja, pasako vadinama žiniasklaida. Tai tokiam kontekste, reiškia, Fromas sako, kad ta demokratija, demokratinis politinis procesas, jis tampa fiktyviu. Tai yra forma be turinio, ar tiksliau, tai yra turinys tam tikras, bet tas turinys nieko bendro neturi su tikraisiais interesais daugumos tų žmonių. Kaip tai suprasti? Tai suprasti taip, kad, įsivaizduokim, čia aš dabar nesiremiu Fromu ir jokiais tyrimais, grinai iš lempos aš spėju, kaip yra. Aš manau, kad šiuolaikinėse visuomenėse, kurios gyvena, pagal šitą pavyzdį. Tai yra ta vadinama liberali ta sistema. Ji gali būti daugiau liberali, gali būti daugiau autoritarinė ar konservatyvi, bet principė, šitą matricą, ne? Kapitalistinė, taip toliau. Tai pagal ją gyvena tiek Amerika, tiek Europos Sąjunga, tiek ir Rusija, tarp kitko. Iš esmės, tai aš manau, kad tokiose visuomenėse tarp 50 ir 80% žmonių greičiausiai, kas liečia socialinę, politinę plotmę, jie tokio dalyko kaip savo nuomonę iš vis neturi greičiausiai. Sakau, galiu klysti dėl to procento, bet absoliuti dauguma, ant kiek jį didelė, bet daugiau kaip 50% tokio dalyko kaip savo nuomonę neturi. Jiem ji yra nuleidžiama iš viršaus. Savo nuomonę, vieną ar kitą, gerą ar blogą, bet turi, žymi mažuma tam tikrą. Ir reikalas yra tas, kad politika ir yra formuojama realiai mažo sluoksnio, labai negausaus sluoksnio, kuriam priklauso bankai, kuriam priklauso kompanijos, tiek, reiškia, gamybinės ir prekybinės. Ir tai, aišku, yra sluoksnis, kuriam priklauso ir tos pačios vadinamos masinės informacijos priemonės. Ir
šis sluoksnis pagrindė ir dalyvauja politikoje, nes atsiminkim, dauguma žmonių jie turi visą laiką dirbti tam, kad jie išgyventų. Ir kad pirktųsi savo visokius daikčiukus, tai reikalingus, tai nelabai. Ir jie neturi nei didelio noro, nei iš esmės laiko užsiimti kažkokią politinę veiklą. Laiko užsiimti politinę veiklą turi pagrindė šitų viršūnėlių atstovai. Jie ir dalyvauja ten kongreso, ten senato, ten rinkimuose ir panašiai. Lobistų organizacijas sudarinėja. Čia pabrėžiu vėl, kalba apie Jungtinės Amerikos valstijas. Ir jiem tai reikia per savo žiniasklaidą nuleisti žmonėm tam tikras nuostatas, tam tikras idėjūkštes, kuriomis dauguma patiki. Gerą pavyzdį pateiksiu. Čia vėl iš mano galvos, čia nebus iš tos knygos, nes ta knyga per anksti buvo parašyta, kad apie tai kalbėti. Bet Jungtinėse Amerikos valstijosegi iki karo ir karo laikotarpiu kas buvo prezidentas? Buvo prezidentas Franklinas Rooseveltas, demokratas, kuris Amerikoje realiai gyvendino, galima skaityti, Amerikai labai nebūdinga, bet socialdemokratinę tokią reformų programą, vadinamą naujuoju kursu. Ir naujasis kursas, kuris sukūrė elementus gerovės valstybės, tai yra socialinės garantijas, reiškia viešuosius darbus, bedarbių pašalpas, panašiai ir panašiai. Ir iš esmės visą tą socialinį modelį, ant kurio iškilo ta vadinamoji amerikoniška svajonė, gyvavusi iki 70-ųjų metų, žodžiu, iki Reigano maždaug, sakykime. Čia dabar, jeigu ką, aš nešlovinu tos amerikoniškos svajonės, man jį absoliučiai jokių simpatijų nekelia, bet tiesiog, konstatuojame faktą. Tai šis modelis, naujojo kurso politika, tai iškilo ant ko? Tai iškilo tokioj politiniai situacijai, kai milžinišką spaudimą Amerikos vyriausybė patyrė iš profesinių sąjungų, kurios tais laikais buvo daug didesnis negu šiandien. Aš dabar tiksliai neatsimenu, kiek procentais, bet žodžiu, tais laikais, 3-4 dešimtmetį, didžiulė dalis JAV samdomų darbuotojų buvo susiorganizavę į profesinės sąjungos, tuo tarpu šiandien palyginti beveik procentaliai nebėra tų profsąjungų Amerikoje. Ir tuo pačiu veikia Jungtinių Amerikos valstijų komunistų partija, kuri buvo aktyvus narys trečiojo komunistų internacionalo, ar taip vadinamo Kominterno. Ir žodžiu, tas judėjimas turėjo tam tikrą įtaką, jis paveikė net Rooseveltą. Bet štai pažiūrėkime, vos tik baigėsi karas, Tarybų sąjunga iš sąjungininko, situacinio sąjungininko prieš vokiečius, bet visgi sąjungininko, tampa priešų šaltajame kare ir stabilizuojasi toji kapitalistinė sistema, be kita ko, kadangi pats tas karas sukūrė daug naujų darbo vietų. Ir visiškai nuniokota, sugriauta Europa ir jos atstatymo programa pavadinimu Maršalo planas. Ką apie kalbėti apie Bretsono Woodso sistemą finansinę, kur iš esmės Amerika įsigalėjo visame pasaulyje ir doleris tampa numeris 1 valiuta. Tai visa tai stabilizuoja ir vidaus padėtį Amerikoje. Tai kas prasideda? Ogi prasideda makartizmas. Makartizmas. Tai čia yra reiškinys siejamas su JAV politiniu veikėju Makarčiu pavardė, McCarthy, Joseph McCarthy. Josefas Makartis. Kurio linija labai panaši tai, ką dabar pas mus Lietuvoje varo. Čia vatnikai, čia komuniagos, čia valstybės priešai, čia 5 kolona, juos čia uždaryti reikia, į kalėjimą, ten panašiai. Tai vienu žodžiu, Amerikoje pradėta agresyviai varyti antikomunistinę, antitarybinę propagandą.
Ir daugelis žmonių, tiek iš apačios ir tiesiog paprasti žmonės, specialistai techniniai, mokytojai, reiškia, taip toliau, ir netgi iki viršūnių, kad ir Holivudo pačio, krūva žmonių buvo arba uždaryti į kalėjimus, arba tiesiog socialiai nužudyti. Tai yra jų karjeros, jų profesinis gyvenimas buvo visiškai sužlugdyta ir jie išmesti į visuomenės paraštės. Į paribį, galim taip sakyti. Ir, nu ką, kritinė masė amerikiečių, jie šituo patikėjo. Jie šituo patikėjo, kad ten komunistai... O prieš tai, Kristoferį, prieš šitą visą dalyką reikia pasakyti, kad tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose ta darbininkų klasė, jinai iš tikrųjų palaikė Tarybų sąjungą. Ir buvo labai, labai pozityviai nusiteikusi. Ne visa darbininkų klasė, bet pakankamai žymi mažuma, žymi jos dalis, sakykim taip. Nu, bet taip. Mažuma? Tai esmė ta, kad labai greitai persivertė kiton pusėn. Ir kas sudarė tam sąlygas, tai, materialinis, toj gerovė sukurta, ant šitos bazės kaip antstatas, toj visa propagandos ir mas medijos ir perauklėjimo, sakykime, mašina, puikiai veikia. Ir tada tu gauni fanatikus, kurie įtikėja, kad jie čia demokratijos ir laisvės korifėjai viso pasaulio ir kad Koreją kokią ten sumaišyt su žemėm, ten subombarduot, ar ant Vietnamo ten mėtyt bombas, kad čia yra normalu, žinai. Dėl Vietnamo nesutiksiu, nes kaip tik man atrodo asmeniškai, kad Vietnamo karas, jisai būtent ir sukelia tą pasipriešinimą prieš valstybę. Gal ne visai plačias masės, bet kaip... Pakankamai plačias. Pakankamai plačias, bet, sakau, ne visai plačias, bet iš tikrųjų ten tos pačios Amerikos piliečių ten mintis labai pasikeitė. Kad ten ir tos ten hipių, ten, žinai, judėjimas, ten tų pacifistų judėjimai, jie visi atsirado, kaip tik ten žmonės nesuprato tos agresijos prieš Vietnamą ir tai kaip tik čia pradžia buvo nuosmukio Jungtinių Amerikos valstijų, kad jie čia taip kažką prarado. Ir dar norėjau pasakyti, kad, žinai, tas buržujų apibrėžimas, tos ir senovės, ten rusiškai labai gerai skamba. Vladельцы заводов, газет, пароходов. Girdėję, ne, tikriausiai pat. Taip, bet galvoju, kaip tiksliau lietuvių kalbą išversti. Valdytais, šeimininkai gamyklų ir kaip toliau išversti? Gamyklų, laikraščių ir laivų. Kad gamyklos tai yra gamybos priemonės, laivai tai yra logistikos priemonės ir laikraščių, kas būtent ten buvo paminėta, kad laikraščiai tai yra tie dalykai, kurie formavo tais laikais. Tai buvo pagrindinė informacijos priemonė. Pagrindinė informacijos priemonė, kurie formavo viešąją nuomonę. Kad mažai valdyti gamyklas ir mažai valdyti tos laivus, garlaivius, dar būtinai valdyti dar ir laikraščius. Kad laikraščiai buvo labai populiarūs ir būtent iš laikraščių žmonės sėmė kažkokį tai informaciją. Tai va, tos formos keičiasi, radijas, TV, dabar internetas. Bet esmė išlieko tą patį. Jo. Dabar mes tam... Tiesiog galimybė žmogų manipuliuoti vis stiprėja. Girdim tą, nelabai aš pažįstu to Švabo, bet žinau, kad tam Švabui priklauso ten viso pasaulio, visos ten masinė informacijos priemonės. Tai štai, čia buvo pavyzdžiai tiesiog. Tiesa, gerai iliustruoja esmę dar ir tai, kad
labai greitai, kai baigėsi Vietnamo karas, didesnė dalis tų, kur nedalyvavo tose protestuose, panašiai jie buvo asimiliuoti į sistemą ir greitai persimetė remti tą pačią santvarką, kad ir tas pats hipių fenomenas labai greitai, tiesiog subliuško ir daugelis liko tokie tiesiog narkomanai ir marginalai, kur jokios grėsmės nebekėlė sistemai. Tai šita sistema labai galingai sugeba absorbuoti viską ir bet ką, kas jai pasipriešina. Na ir Fromas šitą nori pasakyti, kad tam, kad laisvė ir demokratija būtų reali, tai absoliutus minimumas yra, tu turi panaikinti visą šitą realiai smegenų plovimo industriją, reklamą reiškia, PR-ą ir taip toliau. Uždrausti tai. Ir pereiti prie socialistinės visuomenės. Ir atvirų tekstų parašyta, kur ekonomika yra planingai reiškia organizuojama ir ne pelno, o realių žmonių poreikių pagrindų. Tiesa, jis nebuvo didelis, sakykime, Tarybų sąjungos gerbėjas. Iš esmės, aš esu skaitęs jo kai kurios jaunystės tekstus, man atrodo, jis labiau Trotskiui simpatizavo, bet čia dabar apie tai nesigilinsim, bet esmė yra ta, kad, jisai traktuoja, kad socializmas gali būti arba kaip Tarybų sąjunga, arba jeigu jis būtų ala tikras, tai būtų demokratinis. Jei žiūrėt idealo prasme, aš galėčiau sutikti su daug ko, ką jis sako, bet kame esmės? Sako, kad Tarybų sąjungai blogai tai, kad jeigu vakaruose buržujai manipuliuoja žmonėm, tai ten biurokratija ta partinė manipuliuoja. Tai tikras socializmas, kuris būtų demokratinis, turėtų būti išeitis ir jis turėtų sugebėti centralizuotą ekonomiką, centralizuotą valdymą derinti su politinė tam tikra socialinė decentralizacija ir leidimą iš apačių žmonėm veikti ir kad egzistuotų laisva diskusija. Tai čia svajonės tiesiog, bet formuluoja tam tikrą alternatyvą. O jeigu šito nėra, tai jis sako kategoriškai, kad demokratija ir laisvė yra fikcija. Ir tai tik tai pridengia tai, kad yra vadinama liaudis, ji gali balsuoti ir taip toliau, bet tą, ką dauguma jų galvoja, suformuoja toje žiniasklaidoje. Ir tai ir yra žmonės robotai. Kodėl? Todėl, kad kas yra robotas? Robotas yra negyvas daiktas, kuris savo minčių neturi ir jis veikia pagal tam tikrą programą, kur jam yra įdiegiama. Jis tiesiog įrankis kažkieno rankose. Tai faktiškai žmonės ir yra paverčiami robotais šioje sistemoje. Ir įdomu dabar yra tai, kad... madinga sakyti zombiais, užzombinami. Gali ir taip. Nes dabar būtent toks žodis vartojamas, čia zombinimas ir žmonės yra užzombinti. Jie neturi savo nuomonės, jie prisiklauso ten žinių, prisižiūri ten teliko, prisiskaito 15 minučių, ar ten dėlsio, ar dar kažką. Ir tiesiog pateikia tą informaciją kaip savo asmeninę. Kai bendrauji su tais žmonėmis ir jie tau pateikia tą informaciją, tu prašai, tu kažkaip pagrįsk, argumentuok, arba ten bandai kažkaip ginčytis su jais. Tai iš karto, jeigu tavo nuomonė su jų nesutampa, tai tu esi iš karto priešas, vatnikas. Ką tu čia man aiškini? Ašgi perskaičiau, ašgi mačiau per LRT, ten taip pasakė. Laisvės TV pasakė, ar Skirmantas Malinauskas? Jo, tengi taip pasakė. Ir taip įtikinamai pasakė, jisaigi, taip aš girdėjau tos žodžius, o tu man čia kažką kitą čia bandai aiškinti. O tu jam kažkaip su argumentai, su visko, žinai, ten bandai pateikti. Ne, visiškai, ką tu? Tai tu vatnikas, sako, tu putinistas. Tu dar kažkas, ir visą kitą. Sakai, žmogau, davai panalizuokim, davai pasikalbam. Ašgi ne prieš, aš tiesiog, jeigu,
mes diskutuojam čia, vat, mes, žinai, ten kažkaip, nu, tu argumentuok tu savo, nu, aš savo nuomonę argumentuosiu. Aš tau paaiškinsiu, kodėl aš taip mąstau. O tu kodėl taip mąstai? O aš taip mąstau, nes man taip pasakė. Tai žiūrėk, dabar... Ir tiek, va, visa argumentacija. Man taip pasakė, aš taip girdėjau ir kas svarbiausia, jo manimu taip mano dauguma. Ir čia labai svarbus faktorius. Kiekvienas individas gali jaustis, nori jaustis, kad jisai yra kažkokios daugumos atstovas. Va tai va būtent pateikiama informacija, tų Malinauskų, dar kažko ten, tų visų Delfių, 15 minučių, LRT ir visi tie klausytojai, jie save kažkaip tapatina su kažkokia tai dauguma. Mūsų dauguma, mes va taip va mastom. O kodėl jūs taip mastat? Jūs nors vienas galite argumentuoti savo tokią nuomonę? Ką tu čia vatnikiai, ką tu čia man aiškini? Ką tu čia? Tu ruskis, tu vapšė važiuok iš čia ten ir taip toliau. Prasideda. Čia sakau, čia jūsų tokia laisvė ir demokratija? Čia nuomonių pluralizmas, ar kaip jūs čia, kaip jūs pavadinsit? Ir kas baisiausia, Kristoferį, mus tai veda prie kažkokios nesveikos diktatūros, sakau, nes tas nuomonių pluralizmas visiškai dingsta. Kuris būtinas yra demokratijai. Kaip mes su taim šnekėjom, čia tu pasakėjai kino, čia žodžiai gali atkartoti tą būtent posakį dėl nuomonė. Tai žodžius tu pasakėjai, aš tik autorių patikslinau. Nu, pasakyk tu, prašau, lietuviškai, aš tau ten rusiškai pasakiau. Nu, aš dabar neatsimenu žodis į žodį, bet mintis tokia, kad aš galiu nors 100 kartų nesutikti su tavo nuomonė, bet aš pasiruošęs būsiu, kad ir numirtų už tavo teisę ją išsakyti. Va. O tai yra tikroji demokratija. Nu, čia Voltero žodžiai. Aš tai laikyčiau, žinai, nebūtinai, kad demokratija, tai yra gerąja to prasme, tai yra liberalizmo tikro, ar pakantos, ar normalia prasme tolerancijos principas. Būtent. Nu, tai yra demokratijos pagrindas. Nu, ne visai, matai, demokratija yra labiau susijęs su būtent vadinama daugumos valdžia. Nu, čia, žinok, mes čia turėsim leistis į kitą tokią politfilosofinę temą ir nukrypsim. Ne, su daugumos, bet mes turim išaiškinti, kokia tos daugumos nuomonė. O jeigu ta dauguma tiesiog atkartoja kažkieno žodžius, kad tai yra madinga, ar tiesiog tai yra saugu tokią nuomonę išsakyti. Ir žodžiu, tai, ką tu įvardinai. Ir taip formuojama ta dauguma. Čia yra būtinas, tai yra nesveika. Klausyk, čia yra būtinas, kaip pasakyti, apsauginis mechanizmas, kad to ar demokratija, ar bet kas kita, kad neišsigimtų ir netaptų marazmu. Nu, kaip, pavyzdžiui, kad kažkokia agresyvi grupė pareiškia savo nuomonę ir sako, kas pasakys kitaip, mes tą užpardysim tiesiog. Va, žiūrėk, pavyzdžiui, kad ir akivaizdu, kad dauguma sutiks ir pasakys, taip, čia mūsų nuomonė, mes ir taip manom. Ir jie pasakys, va, tai yra demokratiška, nes mes daugumą balsų, va, taip va galvojam. O kodėl, iš kur ta dauguma atsirado? Vat reikia tai išsiaiškinti. Ar čia iš tikrųjų yra jų nuomonė, ar jie tiesiog norėjo pritapti prie kažkokios ten stiprios pusės. Aš noriu pabrėžti, kad netgi Tarybų sąjungoje šito principo nebuvo. Tai yra irgi buvo primetinėjama, reiškia, viena linija. Ir tai užsmaugė diskusiją gyvą, įskaitant pačios bolševikų partijos viduje. Tai realiai labai žymia dalimi prisidėjo prie pačios partijos ir visuomenės išsigimimo ir galiausiai susinaikinimo iš vidaus. Nu, čia aišku irgi atskira tema, bet tiesiog turim būti biedni, bet teisingi ir šitai pripažinti.
O dėl to, ką tu sakai, tai čia ir yra vienas esminių momentų, kad ištirpsta net riba tarp tiesos, realybės, tarp pažinimo, sakykime, ir tarp nuomonės. Ir nėra objektyvaus kriterijaus. Tada žmogui neįdomu yra argumentai ir faktai, jam įdomu yra, ką autoritetas kažkoks pasakė ir kokios yra emocijos. Labai geras pavyzdys. Ir kas man bus už tai, jeigu aš tą nuomonę palaikysiu ar nepalaikysiu. Ir tiek. Jo. Reikia važiuoti toliau. Prieš tai tik trumpai pavyzdys. Tarkime, konservatorių partija, sakykime, pridirba ką nors. Pavyzdžiui, Landsbergis sugadino Lietuvos diplomatinius santykius su Kinijos liaudės Respublika. Tai vietoj to, kad jie pripažintų, kad čia padarėm blogai, jie sakys, trūko viešųjų ryšių su visuomenė. Dabar jeigu išvertus tai į žmonių kalbą, tai reiškia, mes neatsiprašome už tai, kad padarėm blogą dalyką. Mes atsiprašome, kad mes nespėjome jūsų apmulkinti, kad jūs manytumėte, kad blogas dalykas yra geras dalykas. Tai va. Fromas, žodžiu... Bet jie sugebėjo įsitikinti, kad Anūkėlis yra gabiausias žmogus Lietuvoje, kuris vertas užimti šitą postą. Tai tegul jie tiki, mes jiem nedraudžiam, čia, žodžiu, jų prerogatyva. Gabesnio žmogaus neatsirado. Labai gerai. Tai tegul jis savo gabumus tenai kažkur ir realizuoja, tik būtų malonu, jeigu jis tą darytų, neprimesdamas to kitiem, kaip kad dėja, bet jis daro. Tai žiūrėk, Fromas jau vėliau, pasibaigus karui, tiksliai metų nepamenu, bet 50 jau kažkelintais metais parašo dar vieną veikalą, kuris irgi skirtas yra konkrečiai socialiniai, politiniai tematikai. Ir tą knygą vadina Vilties revoliucija, originalė Revolution of Hope. Irgi nuorodą į ją ir angliškam, originalė ir rusiškam vertime aš įdėsiu. Lietuviškai dėja, bet šita knyga neegzistuoja, neišversta. Jis šitoj knygoje atvirai suformuluoja tezę, kad sako, kadaise didžiausia grėsmė žmogui buvo, kad jį paverstų vergu. Tai yra, arba tu prasiskolinsi ir tave paims vergijon, ar tiesiog atvarys banditai kokie į tavo kaimą, pagrobs ir parduos vergijon. Sako, šiai dienai, 20 amžiaus vidury, antroji pusėje, sako, didžiausia grėsmė yra, kad žmogus bus paverstas robotu. Ir kad tai jau vyksta. Ir kad tai meistriškiausiai daroma yra ne kur kitur, laisvės ir demokratijos bastione vakarų pasaulyje. Štai. Ir šitai konstatavus, norėčiau dar padaryti užuominas dvi į, sakykime, literatūros klasiką. Viena naujesnė, kita senesnė. Naujesnė tai įdomus labai buvo veikėjas 20 amžiui. Irgi anglakalbis rašytojas Aldusas Huxley'is, kuris yra labai pagarsėjęs be kitų kūrinių pavadinimų Puikus naujas pasaulis, angliškai Brave New World. Tarp kitko lietuvių kalbonė yra išversta. Tai yra antiutopinė istorija, kurioje jis pavaizduoja visuomenę, kurioje, žmonės padalyti kastomis, tarp jų atskirtis panašiai kaip Indijoje kokioj, bet skirtingai nei Indijoje visi yra materialiai gana neblogai aprūpinti. Pati žemiausia netgi tarnų vergų kasta, ji visus savo bazinius materialinius poreikius turi patenkintus ir netgi gauna perteklių tam tikrą. Ir jie visi patenkinti savo padėtim ir jie džiaugiasi. Jie iš tikrųjų, jie nėra laimingi tikrąja to prasme. Nes jie negyvena laisvą pilnaverčio gyvenimo, jie tik daiktai, bet jie džiaugiasi, jie
kaip ten Laisvės partijos lozungas, norintiems džiaugtis. Ir jie džiaugiasi todėl, kad jie yra tiesiogiai pajungti, jie pajungti, jų smegenys pajungtos tiesioginiam valdymui. Kokiu būdu? Jie visi vartoja narkotinės medžiagas, kurios suformuoja, kurios lemia geras emocijas. Net jeigu juos išnaudoja ir jie gyvena kaip galvijai kokie, jiem geros emocijos. Visi ant narkotikų, žodžiu, pakabinti. Ir tokiu būdu yra valdoma jų psichika, jų sąmonė, jie gerai maitinami ir jie noriai atlieka tą rolę. Jie geidžia tos vergovės, jie nori būti tais vergais. Ir jiem duodama laisvė gyventi tokį gana palaidą, sakykime, savotiškai amoralų gyvenimą. Bet su sąlyga jie turi priimti tą sistemą, joje dalyvauti. Ir, kaip sakiau, dauguma jų nori. Buvo kažkoks filmas buvo čia prieš 10 metų ar kažkiek. Vat ta tema, būtent, kai žmonės kažką vartoja, euforija vadinasi ar kažkas tokio. Mhm. Kai žmonės po narkotikais tiesiog tampa tokiais įrankiais. Tiesiog įsipirktų, kaip visada. Atleis. Tu test. Tai, žodžiu, šitą romaną jis parašė ne šiaip savo. Jis norėjo pavaizduoti tai, link ko eina pasaulis. Ir yra jo paskaita tokia, kuri vadinasi Paskutinioji revoliucija. The Ultimate Revolution angliškai. Beje, yra YouTube'ai garso įrašas. Irgi pasižymėsiu, reikės įdėti video aprašymą. Kam įdomu, galėsite paklausyti. Tai toj paskaitoj jis atvirai ir sako, kad vakarų pasaulis, ir čia vėlgi, čia aš neatsimenu, 60 kažkelintaisiais metais, man atrodo, toj paskaita skaityta. Vakarų pasaulis, sako, artėja link kokio visuomenės modelio. Jis tai vardina kaip psichotroninės kontrolės visuomenė. Tai yra visuomenė, kurioje formaliai ten laisvi visi taip toliau ir netgi to skurdo palyginti mažą. Konkrečiai materialinio skurdo. Tai yra visi turės ką ten pavalgyti, apsirengti, būstą panašiai, ar bent dauguma. Bet jų smegenys, jų mintis bus pajungtos tiesioginiai kontroliai ir jis visai neatmeta, kad tai gali būti daroma per radio bangas, per kompiuterius ir taip toliau ir panašiai, vystantis tom technologijom. Žodžiu, robotai, iš esmės tam tikrą prasme, biorobotai. Ir kad tai yra visiškai dėsninga, nes tai yra geriausias būdas sukontroliuoti, suvaldyti tąją sistemą šiuolaikinę. Todėl, kad faktiškai mes pasiekę esame tokį aukštą materialinį gamybinių jėgų, gamybinių priemonių išsivystymo lygį, kad arba mes turime formuoti iš principo laisvą visuomenę, kurioje tikslas yra žmonių savirealizacija ir kūrybinė veikla, suteikiant jiem didžiulę dalį tiesiog laisvo laiko ir formuojant organizacijas, bendruomenės, kad jie tą laisvą laiką produktyviai išnaudotų. Arba reikia atsikratyti žmonėmis kaip perteklių nebereikalingų darbiniam procesui, arba reikia juos kažkaip tai sukontroliuoti, geriausia sukontroliuoti, juos išdurninti, debilizuoti, grubiai šnekant. Ir Huxley gana pesimistiškai žiūrėjo, jis samprotavo, kad greičiausiai to net neišeis sustabdyti, bet sako, jeigu tai įvyks, tai kelio atgal nebebus, nes žmogus kaip subjektas, tai kaip žmogus, kaip būtybė galinti priimti savarankišką sprendimą, žodžiu, turinti laisvę, esanti laisva, tai žmogaus nebeliks. Ir jis tai ir vadina paskutinėje kabutėse revoliucija, nes kitos jau nebebus. Bet čia tokia anti- ar kontrrevoliucija, tai yra jeigu revoliucija pagal klasikinį apibrėžimą būtų lūžis kokybinis į progreso pusę, į išsivadavimą žmogaus, tai čia būtų tokia antiliaudinė, antižmogiška, antihumanistinė revoliucija. Ir realiai
jos Čia įgyvendinti. reakcija, tada mes reikia vadinti reakciją. Čia tokia jau ultra reakcija ar kontrrevoliucija labai radikali. Bet, nesiginčykim dėl terminų, esmė tiesiog yra ta, kad tai iš tikrųjų būtų žmogaus kaip po tokio užbaigimas, blogiausia to prasme. Tai štai vienas būtų pavyzdys literatūrinis, kitas. Tai iš XIX amžiaus turime rusų klasiką Fiodorą Dostojevskį. Ir romane jo paskutiniam Broliai Karamazovai yra ištisas skyrius, kuris vadinasi Legenda apie didįjį inkvizitorių. Čia tokia poema, pasakojimas, kur sukuria brolis Ivanas. Tai tas, kuris gamtamokslinio tokio profilio ir netikintis. Žodžiu, tai pateikė tokį įdomų pasakojimą savo jaunesniam broliui Aleksėjui, Aliošai, pagrindiniam herojui, kuris vienuolis yra. Pateikė jam tokį pasakojimą, sako, įsivaizduok, sako, 16 amžiui Ispanija siautė inkvizicija ir į tą Ispaniją paima ir ateina vėl Jėzus Kristus. Ir jis ten pradeda savo mokymą skelbti žmonėm ir duoda jam suprast, kad tavo visa bažnyčia yra apsišaukėliai, kad tai nėra tikroji krikščionybė, ką jie daro ir kad čia tiesiog yra baisu, kas vyksta, ko čia deginat, žudo tos žmonės, jos kaip vergus laikot ir taip toliau. Ir kad inkvizicija pastebė jį, skaito jį pavojingu eretiku, jis yra suareštuojamas ir uždaromas į celę, į kamerą. Ir ateina su juo pasikalbėti didysis inkvizitorius, tai yra, inkvizicijos vadas. Ir čia aš neperpasakosiu visko, vėl galima knygą paimti, vertėtų šiaip visą perskaityti, galima audio variantus klausyti, galima ekranizacijas žiūrėti. Vėl įdėsiu į video prašymą nuorodą. Vėl pasirašysiu, pasižymėsiu, kad nepamirštų. Tai esmė kame? Esmė tame, kad tas pokalbis sukasi štai apie ką. Inkvizitorius ateina pas Kristų ir sako, kokio velnio, sako, tu čia pasirodai, kokio velnio, mes taip gerai viską buvom sutvarkę. Tau čia reikia laisvės, kažkokios čia sąžinės, kažkokios tiesos. Sako, žmonėm tai nereikalinga. Žmonėm nereikalinga, jie nori gerai, sočiai, patogiai gyventi. Sako, tu ateini ir griauni jam gyvenimą. Sako, tu realiai, tu niekšas esi, tu realiai kenki žmonėms, sako. Kodėl? Didysis inkvizitorius ima ir sako, Kristui, sako, kai tu išėjai į dykumą, tau apsireiškė didžioji dvasia ir ji tau davė gerą pasiūlymą, tu durniau jį atmetei. Tu durniau jį atmetei, o mes jį priėmėm ir mes dirbam jam, sako. Ką jis turėjo omeny? Jis turėjo omeny, kai Jėzus buvo išėjęs 40 dienų į dykumą, mito vien skeriais tenai, žodžiu, ir jam apsireiškė velnias, ir gundo jį 3 kartus. Pirmą kartą sako, neturi ką normaliai valgyti. Aš, sako, paimsiu visus akmenis aplink, paversiu duonos kepalais, galėsiu gerai pavalgyti. Pulk ant kelių, pagarbink mane. Kristus sako, negarbinsiu aš tavęs, eik savo. Tada vėl velnis grįžta, sako, klausyk, sako, tu čia taip kenti viską, sako, sunkus gyvenimas. Tai sako, aš tave padarysiu pasaulio viešpačiu, pasaulio karalium, tu čia turėsi daug. Žodžiu, tu viską valdysi, visi šoks pagal tavo dūdą. Tik pulk ant kelių, pagarbink mane. Kristus vėl sako, eik savo, man nereikia šito.
Nu ir jau ant pačio galo ateina velnias, sako, nu klausyk, tu čia įtikinėjai tuos žmonės, čia kankiniesi, čia įrodinėjai kažką čia. Sako, jiem nereikia viso. Jiem nereikia čia suprast, kas čia Dievo įstatymas, kas čia tiesa, kaip čia reikia gyventi, sako. Jiem reikia atrakcijos, jiem reikia šou, sako. Sako, nueisi, sako, ant aukšto namo, nušoksi nuo stogo, miniais žiūrint, minė pamatys, kad tu nukrisi nuo stogo ir išgyvensi. Ir jie supras, kad tu esi Dievas, ir jie tave garbins už tą stebuklą, ir jie visi patikės tavimi. Ir tu gali tai padaryti. Tik pulk ant kelių ir pagarbink mane. Nu ir, kaip jau žinom, Kristus vėl atsisako, nu ir tada belieka paskutinis žingsnis, velniui reikia jį fiziškai sunaikinti, kas ir yra padaroma. Čia aišku nėra svarbu, ar tai istoriškai realiai vyko, ar tai nevyko. Čia tai reikia simboliškai žiūrėti. Kas to norima pasakyti? To norima pasakyti visų pirma, su pirmuoju gundymu. Tai Kristus atsikirto velniui tokia sentencija, kuri paimta iš Mozės. Tai žmogus gyvas ne viena tik duona, bet kiekvienu žodžiu ateinančiu iš Dievo burnos. Na ir didysis inkvizitorius Kristui sako, tiem žmonėm nereikia viso to. Jiem nereikia sąžinės, jiem nereikia tiesos, jiem nereikia kažkokio ten idealo ar kažkokio Dievo, kažkokios aukštesnės prasmės. Jiem reikia duonos ir žaidimų. Jie nenori atsakomybės. O aišku, jeigu nėra atsakomybės, nėra laisvės. Sako, žinai, ką mes padarėm? Mes jiem pasiūlėm tą, vat, duoną ir žaidimus. Mes jiem tai pasiūlėm. Ir kai pasakė, mes dirbam jam, tai inkvizitorius pasakė, bažnyčia, mes sako, mes priėmėm tą pasiūlymą, kurį velnias tau siūlė, kurį jis tau pateikė dykumoje. Mes jį priėmėm. Ir mes dabar sutvarkėm pasaulį tokiu principu. Tai yra, mes nešam atsakomybę, mes darom nuodėmės, mes mastom, mes protaujam ir valdom. O žmonės, jie tiesiog turi dirbti, atlikinėti savo funkcijas. Jie už tai gaus gerai pavalgyti, jie gaus namučius, gaus pramogų. Mes jiem leisim ir nuodėmės daryti, leisim ištvirkauti, ten panašiai. Svarbu tik, kad jie formaliai laikytųsi mūsų ritualų, garbintų mus. Ir viskas. Duona ir žaidimai. Ir Duona ir žaidimai tai chlieb ir zrelišė. Nu jo, ten to žodžio nėra, bet nenaudoja šitos savokos, bet principe apie tą yra kalbama. Apie tą iš principo yra kalbama. Kad, žodžiu, toji masė žmonių, jie pajungti totaliniai kontroliai, patenkinant jų bazinius poreikius, siūlant jiem daugiau, jie tiesiog turi atsisakyti atsakomybės už savo gyvenimą ir paklusti aklai tų inkvizitorių valiai. O inkvizitorius sako, kad va, mes iš tikrųjų mylim žmonės, nes mes, kaip tėvukai iš kokių mažų vaikų, mes atimam iš jų apsisprendimo laisvę, mes už juos viską darom, nu ir mes nešam už tai atsakomybę, va, mes perimam jų nuodėmes, tai mes didvyriai. O tu, sako Jėzau, tu labai blogas, tu niekšas, nes tu šitiem žmonėm padarai labai sunku gyvenimą. Jie nenori sunkaus gyvenimo, jie nori lengvo gyvenimo. Tai kasgi čia yra? Čia ne kas kita kaip tas pats automatinis konformizmas, apie kurį rašė Fromas. Ir galima sakyti, čia Dostojevskis net išpranašauja vartotojišką visuomenę kaip valdymo tam tikrą metodą, kaip valdymo matricą. Tai problema, kurią pateikė Fromas. Kristofer, jisai neišpranašavo, jisai tiesiog dar tada jau pamatė, kas vyksta visuomeniai. Kaip tikras rašytojas, tikras žmonių sielų, žinai, meistras ir tyrinėtojas, jisai tada pamatė, dar užuomazgoje tą visą dalyką ir jisai aprašė. Čia nebuvo, žinai, pranašystė kažkokia, tai kaip kažkoks
Nu, dieviškas apreiškimas. Jo, tai ne taip, kad dieviškas apreiškimas, tai buvo tiesiog pastebėjimas ir supratimas to dalyko. Nes visa žmonijos raida, jinai remiasi žmonių teisingumo troškimu. Ir būtent taip visas pasaulis ir vystosi nuo vergystės iki mūsų laikų. Ir visos tos revoliucijos vyko. Ir kaip dabar aš tau prieš tai sakiau, kad tai yra prieštaravimas tarp bazės ir antstato. Tas antstatas tai yra tas valdymas valstybės, tai visos sistemos, tai yra valdininkai, o bazė tai yra visa žmonių visuma. Ir kad dabar ta žmonija vystosi, ta bazė, o tas antstatas jau nebesugeba suvaldyti. O kaip suvaldyti tos žmonės? Nu, būtent paversti robotais, sukurti kažkokius algoritmus, pagal kurios ta žmonija, visa visuomenė gyvens. Tai labai paprastas, galima bus valdyti tada. Atimti iš žmonių viską, kas yra žmogiška pas juos. Ir padaryti tiesiog robotai. O tai yra puikus variantas. Ir tokiu būdu išlaikyti savo valdymą, savo padėtį, savo viešpatavimą šiame pasaulyje. Labai teisingai. Taip aš galvoju. Ir būtent, o kaip tu sustabdysi šitą progresą? Nu, niekaip kitaip. Tai žiūrėk. Nes žmonės, kaip ten bebūtų, jie trokšta to teisingumo. Ir būtent tai ir buvo pagrindinis tas dalykas, kuris mus atvedė iki mūsų laikų, nuo vergovės. Tai buvo tas dalykas, kuris padarė tas revoliucijas, tos visus pasikeitimus, tų ekonominių, socialinių santvarkų. Ir mes daėjom iki šiol. Ir žmonės nori toliau vystytis, toliau nori kažkaip evoliucionuoti. O tas antstatas, ta valdininkų grupė, tie valdantieji, jie nori išlaikyti savo pozicijas. Ir jau jie nesugeba niekaip, nes ta bazė, ta žmonija, jinai vystosi, jie dar labiau nori to teisingumo. O kaip juos suvaldyti? Paversim visus robotais. Mes problemą konstatavom. Duosim jiem donos ir žaidimų, kaip tu pasakei. Leisim jiem žiūrėti tos reelsus Facebook'e, trumpus video, žinai, ten po 1,5 minutės. Užimsim pilnai jų smegenis, tegu jie atlieka savo ten socialinės funkcijas, ten darbinės funkcijas. O kaip žmonės mes juos sunaikinsim, kad jie netrokšta nei teisingumo, nei laisvės, nei nieko. Va, turi donos, turi žaidimų ir viskas. Būkit patenkinti. Klausyk, įsiterpt čia trupučiuką noriu. Mes realiai pačią problemą išskleidėm, ją konstatavom. Ir dabar faktiškai jau reiktų pereiti prie antrosios dalies, tai būtų praktinis. Nu, vat, kaip gyvenime matom šitą pasireiškiant ir kaip tam atsispirt, kaip pasipriešinti. Bet tarėmės bandyti šitą laidą daryti trumpesnę. Tai aš siūlau tokį variantą, kad dabar sustotumėm, atsisveikintumėm čia. Ir tada iš karto kitą dieną sėstumėm ir padarytumėm atskirą laidą kaip tęsinį. Nu, ta prasme, bus pavadinimas tas pats, skliaustelėse parašysim tęsinys ir ten užbaigtumėm šitą diskusiją.
Nu, neturiu priežasčių su tavim prieštarauti ar kažkaip priešintis tavo idėjai. Taip, tai žiūrėk, tada taip tarkimės, kad kitą dieną mes čia susiskambinsim vėl tokiu pat būdu ir pabaigsim. Nu, tuo pačiu paskelbsim internete, YouTube'ai šitą garso įrašą. Nu ir žiūrėsim, kaip publika priims, kokie bus atsiliepimai. Tai nu, žodžiu taip kol kas. Ką tu gali nuo savęs pridurti? Laisvai, Kristoferi. Su šviežia galva mes su tavim pratęsim, padarykim antrą dalį. Daugiau pavyzdžių, kas tai vyksta dabar mūsų šiuolaikiniam gyvenime. Nuo teorijos, taip, sakykime, prie praktikos prieisim. Ir tai būtų geras tęsinys. Nes dabar jau iš tikrųjų jau laida gavosi pakankamai ilga, buvo daug teorijos. Aš džiaugiuosi, jeigu kas išklausė iki galo. Jeigu yra tokių žmonių, tai čia liuks iš tikrųjų. Yra, neabejoju. Tai yra mūsų žmonės, iš tikrųjų, kuriem rūpi, kurie yra neabejingi, kurie nori sužinoti daugiau ir tapti, kaip sakant, žmonėmis. Tai yra tie žmonės, kurie priešinasi tai robotizacijai. Tai yra visi mūsų žmonės. Taip, tai ką, tada dėkojam tiem, kas priešinasi, kaip tu sakai, robotizacijai, kaip visuomet, ypač reiškiam dėkingumą tiems, kas paremia, ar finansiškai, ar darbais kokiais konkrečiai prisidėdami. Ir jeigu turit, taip sakant, noro, jeigu jums patinka šita medžiaga, šitas laidas, šitas darbas, tai platinkit, dalinkitės su draugais, su kolegom, su giminaičiai, žodžiu, platinkite visus galus šitas laidas, ar per banko sąskaitą, ar per Patreono platformą paremkit. Ir aišku, rašykit būtinai komentarus, dalinkite savo mintimis, savo pastebėjimus. Dalykite savo mintimis su mumis, dalinkite savo mintimis su savo aplinkiniais, skleiskit tą mintį, kalbėkit apie mūsų laidą, dalinkitės, naudokit mūsų mintis savo gyvenime, kas yra svarbiausia. Ir taip mes kursim kažką. Būtent taip mes ką nors šitam žaizdrė kažką iškalsim. Būtinai. Tai ką, ačiū, kad klausėt ir iki greito. Širdingai dėkoju. Laimingai. Viso geriausio visiems. Laimingai.